Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandieną norėčiau parodyti Auksinės vizijos savitarnos studiją ir kaip ją naudotis. Galbūt jūs galvojate, kad norite pasifotkinti arba įrašyti vaizdo įrašą, bet bijote, nes nežinote, kaip visą įrangą naudotis. Tai šiandieną parodysiu visą pilną tutorialą, kaip viskas veikia mūsų savitarnos studijoje. Kai jūs atvykstate, jūs pasistatote automobilį prie 9 bokso. Jūs pamatysite iš karto Auksinės vizijos vėliavėlę. Tuo metu einame dabar į patį mūsų vidų, kur visa studija ir yra. Tai čia yra 9 bokso mūsų duris, atidarote jas, jos atsirakina automatiškai, kai jūs mums paskambinate ir tada užeikite. Pirmas dalykas, atėję į savitarnos studiją, jūs pamatysite, čia prie įėjimo yra jungikliai. 1 ir 2 aukšto šviesa. Ir taip pat čia yra kondicionierius, tai galite jūs pasididinti šilumą, kiek jūs norite, o išeidami palikite 16 laipsnių temperatūrą. Sekantis dalykas tai yra studijos fonai. Mes juos turime čia 3 spalvų, tai yra balta, smėlio spalva ir juoda. Kaip naudotis fonais? Tai čia prie jūs galite pamatyti 3 skirtingas virveles. Raudona virvutė yra baltam fonui, tai jūs tiesiog labai paprastai vieną pusę slinkdami galite nusileisti foną. Jeigu matote, jau kažkas yra panaudojęs foną ir yra paplyšęs, jūs galite tiesiog paprastai imti peiliuką ir nusipjauti. Arba dažniausiai mūsų darbuotojai tai sutvarko. Bet jeigu atvykę jūs matote tokį vaizdą, jūs galite tiesiog to fono pasimti kuo daugiau ir prasiplėsti į studiją. Ir taip, kad jums nemaišytų. Pasifotkinę prie balto fono jūs užsinorėjote kreminės spalvos. Sukeliat su raudona virvutė baltą foną ir geltoną pasiemate ir išsitempėte kreminę spalvą. Vėlgi jūs galite išsitempti foną, kiek jums tik tais patogu į pačią studiją. Galite lipti ant fono ir pasidaryti kuo daugiau įvairiausių nuotraukų taip, kaip jums patogu. Šalia fono jūs pamatysite iš karto yra ir tokia sienelė. Šią sienelę jūs galite valdyti irgi pagal jūsų poreikius. Čia matote yra uždėta dabar green screeno užuolaida, bet ją galite labai paprastai nusiimti ir pasilikti juodą foną. Būtent jeigu fotografai ypatingai fotkinasi, tai jiems dažnu atveju reikia užsidengti visus šviesos šaltinius. Tai nusiemat green screeną, pasiliekat tik juodą ir užsidengiat vartų langus, kad jums netrukdytų pašalinė šviesa. Mes jau esam pasidarę foną, mums svarbiausias dalykas yra šviesa ir elektra. Tai atėję būtent čia, į šią vietą, jūs rasite prailgintuvus. Prailgintuvus galite tempti per visą studiją, kaip jums yra patogu ir susijungti tiek šviesų, kiek jums reikia. Pagrindinis elektros šaltinis yra būtent čia, pasiemate prailgintuvo šitą laidą ir kišate į rozetę. Yra pajungta 2 prailgintuvai, tai įsijungia visos šviesos. Jeigu jums nereikia, nenaudojate, galite prailgintuvą vieną išjungti ir išsijungti visą šitą šviesas. Bet kadangi jau įsijungia šitos šviesos, aš jums parodysiu, kaip naudotis šiais būtent LED apšvietimais ir jie dažniausiai yra naudojami backlightui. Spalva reguliuojasi nuo prisilietimo, tai kad ir kiek kartų paliesite, šviesa keisis ir visos 3 šviesos reguliuojasi tokiu pat principu. Smagiausias dalykas tai yra apšvietimas. Čia apšvietimo yra įvairaus ir tiek, kiek jums galėtų prireikti įvairiems projektams. Kadangi yra įjungti prailgintuvai, jums dabar pagrindinis dalykas yra šviesa. Tai mes turime čia Godox SL60 lempą, taip pat yra nemažai paprastų softboxų, kurie labai paprastai veikia, bet parodysiu, kaip veikia Godoxas ir taip pat Nanlite 300 šviesa, kurios yra pagrindinės visos studijos šviesos. Tai mes pasiemame tiesiog, pavyzdžiui, Godoxo laidą ir kišame į prailgintuvą. Šią šviesą įsijungia, visas valdymas vyksta iš nugarėlės pačios šviesos, tai čia įsijungiame šviesą, jau pradeda veikti ir mes galime kontroliuoti, kiek mums reikia procentų šviesos. Tai jau vėlgi žiūrėkite pagal kadrą, kiek jums užtenka. Toliau valdymas vyksta, jeigu mums reikia aukščiau, viskas čia pagal trikojį, atsisukame, pasikeliame, kiek mums reikia, užsifiksuojame ir taip pat, sakykime, mes norime šviesos į viršų, ar ne? Būtent yra šita rankenėlė, viena ranka paėmame, kita ranka prilaikome šviesą, ją atsukame ir mes šviesą galime kontroliuoti tiek žemiau, tiek aukščiau, kaip mums patogiau. Tada su kita dešinė ranka užfiksuojame. Šviesa laikosi. Godoxą jau susitvarkėm, mes jau žinome, kaip naudotis. Dabar eina sekanti mūsų pagrindinė šviesa, tai yra pati didžiausia studijos šviesa Nanlite 300. Kaip ją naudotis? Mes vėlgi, principas labai panašus, turime
laidą, jį įjungiame į rozetę. Labai svarbus momentas yra būtent šiai lempai visada naudokime sandbagus ant trikojo, kad neduok dieve jinai nenukristų ant žmonių arba ant mūsų pačių. Kaip ją naudotis? Tai užlipame čia laipteliais, kad jums nereikėtų tiesiog pačią trikojo pirmyn atgal stumdyti. Tai visas valdymas veikia labai panašiai kaip ir Godox šviesai. Čia mes įsijungiame šviesą ir čia matome įvairiausių nustatymų. Su šitu ratuku mes galime eiti per nustatymus ir reguliuoti kelvinus, kaip pavyzdys, ar ne, mes turime 5600, mes norime šaltesnės šviesos. Tai su šitu ratuku mes einame per nustatymus, o su šitu ratuku mes galime reguliuoti kelvinus iki 2700 ir taip pat iki 6500 taip pat. Ir čia jūs galite pasireguliuoti šviesą šaltesnę, šiltesnę, kaip jums patogiau ir kokio seto jums reikia. Dažniausiai yra naudojama 5600. Tai galite pasilikti šitaip, jeigu jums yra patogu. Ir taip pat nuėję į kitą puslapį, čia jūs matote, galite pasireguliuoti, kiek reikia stiprumo. Vėlgi pagal jūsų kiekvieno poreikį. Labai svarbus aspektas yra, kaip pačią lempą reguliuoti aukščiau žemiau. Tai vėlgi visų pirmas, labai svarbu ją visada prilaikyti su viena ranka. Kita ranka mes atlaisviname šviesą vienoj pusėje. Ir nanlightas atsilaisvina iš dviejų pusių. Tai ir kita pusė taip pat atsilaisvina. Atsukat ir jūs galite žemiau, aukščiau, kaip jums patogiau vėlgi reguliuotis. Bet kadangi mes nustatėm jau automatiškai iš viršaus į apačią šviesą, tai jeigu jums nereikia, jūs nesireguliuokit ir palikit taip, kaip yra. Taipogi pagrindinės šviesas jau esame susijungę, bet mums dažnu atveju, kai filmuojame arba fotografuojame, reikia šviesos ir iš šono. Tai jeigu mes pasistatom mažesnius softboxus, mes taip pat turime čia į rozetę, kuri yra pasislėpusi už šių užuolaidų. Tai mes galime va čia įsikišti ir turime taip pat šviesą iš šono. Šviesos yra nustatytos, jau esate viską įsijungę, mes norime pradėti filmuoti. Ką galime daryti? Arba naudojate savo telefonu, arba yra studijos kamera. Studijos kamera yra visada palikta čia, per vidurį. Jūs iš karto pamatysit kamerą įėję į studiją. Jie naudotis yra labai paprasta, aš dabar parodysiu kiekvieną žingsnelį, nuo ko pradėti. Pirmas dalykas, ką jums reikia žinoti. Kamera veikia nuo batareikos, kuri yra įjungta visada į tinklą į rozetę. Tai nereikės jums keisti batareikų ir kamera pati, jinai niekada neišsikraus. Nuimti kamerą. Nuo trikojo šią vietą tiesiog pakeliame. Pasukame ir kamera išsijama. Tada jisai užsifiksuoja, atgal įkelti reikia vėl. Šią vietą dedame pačią pirmąją į trikojį, kišame ir pats trikojus užfiksuoja. Kamera puikiai vėlgi laikosi. Dabar vėl aš pakartosiu tą patį. Mes atfiksuojam, iškeliam kamerą ir čia matote batareiką. Pati baterija atidaryti būtent čia. Pasukate, atsargiai su laideliais, viską iš lėto, nereikia sulaužyti. Čia matome bateriją, jos išimti niekada nereikia, bet šalia mes matome ir SD kortelę. SD kortelę galime išimti vienu spustelėjimu, paspaudžiame, jinai iššoksta ir su dviem pirštais labai gražiai ją išimame. SD kortelę galite išsiimti ir išsikelti medžiagą. Visada turėkite savo kompiuterį šalia. Jai įdėti vėlgi labai švelniai, gražiai. Būtent čia kontaktai SD kortelės eina į apačią ir šitaip gražiai. Štai taip atsargiai, švelniai mes ją atgal įstumėme. Užsifiksuoja, kortelė yra įdėta. O plastmasę uždarome, laidelį pastumėme taip, kad gražiai įsidarytų ir šią vietą užfiksuojame. Viskas, jūs esate pasiruošę, viskas veikia, atgal sugrąžiname, užfiksuojame, kamera vėlgi stovi gražiai ant trikojo. Kaip veikia Sony A6500, ją įjungti labai paprasta, būtent čia mes pasukime į on, tada laukime, kol kamera pasikurs ir mes matome, kad kamera jau įsijungus. Kol kas viskas yra nustatyta ant auto modo, kad kiekvienas žmogus atėjęs galėtų paprastai naudotis. Jeigu yra žmonių, kurie žino, kaip naudotis kamerą, jie gali kiekvieną nustatymą nusireguliuoti taip, kaip jie nori pagal save, bet jeigu nežinote ir norite pasitikėti tiesiog ant auto režimu, puikiai galite naudotis ir ant auto. Kai šviesos yra visos sujungtos, jūs viskas, ką jums reikia padaryti, tai fotografuoti. Būtent spaudžiate ant viršaus mygtuką, kur ir įjungimo, palaikote sufotkina, o jeigu norite rekordinti ir įrašinėti video, jūs šone pamatysite raudoną taškelį.
paspaudę raudoną taškelį, užsidega ant ekraniuko rek. Tai reiškia, kad jūs jau rekordinate ir įrašinėjate vaizdo įrašą. Dar kartelį paspaudžiate ir rekas išsijungia. Viskas, jau visa medžiaga yra jūsų SD kortelė, kurią galite išsikelti į kompiuterį. Kai esate po savo sesijos, jau po viso šiūto ir jūs turite visą medžiagą kortelėje, kuri yra kameroje, išėmę SD kortelę, jūs turite turėti savo kompiuterį. Čia ant spintelės pamatysite įvairiausių daiktų, vienas iš jų yra skaitytuvas. Į skaitytuvą įdedate kortelę. Pasižiūrite taip, kad kortelę ne per prievartą įkišti, bet tą pusę, kurią ir reikia. Va. Atidarę SD kortelę kompiuterį, jūs pamatysite visą medžiagą jau folderiuose. Tai tikrai, manau, šitas paprastas punktas ir jį tikrai atrasite. Jeigu norite, taip pat yra opcija visą turinį, ką prifilmavote ir prisifotkinot, išsikelti tiesiai į telefoną. Jeigu turite telefoną su Type-C, jūs galite paprastai įsikišti į telefoną, tada eiti į Files, atsidarote SD kortelę ir pasispaudžiate folderį, kur matote visas nuotraukas, kurias jūs padarėte. Ir jūs galite paprastai išsiseivinti be kompiuterių ir be jokių papildomų priedų. Taip pat šitam kampelį jūs pamatysite dar keletą daiktų, tokių kaip fotografams dažnu atveju reikia būtent šito laido, kad galėtų pasijungti nuo kameros į kompiuterį ir matyti iš karto visą medžiagą. Yra čia padėta, taip pat yra ir blicas, kurį galite naudoti, bet kai susišviečiat pakankamai, tikrai nebūtina blico studijoje, bet yra opcija, kada galite naudoti. Taipogi yra ir DJI mini maikai, kur jūs galite juos naudoti tiek prie kameros, tiek prie telefonų. Ir prie Androidų, ir prie iPhone'ų. Tiek ir prie senesnių iPhone'ų, tiek prie naujausių telefonų su Type-C. Čia atidarote, jūs pamatysite 2 mikrofonus, patį receiverį ir būtent šitos dalykėlius, kur jūs galite panaudoti prie telefonų. Jūs, kai išėmate būtent patį receiverį, jeigu norite uždėti į telefoną, pasiemate mažąją detalę arba Type-C arba senojo iPhone'o ir gražiai labai švelniai įstumėte į receiverį. Tada jūs tai įjungite į telefoną, bet labai noriu priminti, kad kai jau baigėte sesiją, labai švelniai gražiai viską išardykite ir sudėkite atgal ir nesulaužyti, nes labai yra smulkios detalės. Taip pat mes turime ir antrą aukštą, kuriame yra kavos, vandens, pačilint ir taip pat grimo staliukas ir veidrodis. Tai va, svarbiausi dalykai yra susakyti, jūs jau dabar žinote, kaip naudotis visą savitarnos studiją ir svarbiausia, kai esate čia, jūs galite naudotis viskuo ir tiesiog išlaisvinkite savo kūrybą ir kurkite, darykite kuo daugiau. Na, o svarbiausias dalykas, kai jau baigite savo sesiją, išjungkite visus įrenginius ir taip pat, kaip ir minėjau, padarykite kondicionierių 16 laipsnių. Ir viskas, paskambinkite mum, mes užrakinsime duris, o jum linkiu sėkmės kūryboje.